Ilgio ežero bangų supuojasi legenda apie tragišką, žmonių prakeiktą ir per kūno čia paskandintą kunigaikščio Budrio dukters Linos ir kryžiuočių belaisvio Igno meilę. Taip liaudies etimologija aiškina Ignalinos vardo kilmę. O vietos mokytoja, dailininkė Nijolė Trinkūnienė jau nežinia kelintą kartą šioje pakrantėje sustoja su teptuku, kad drobėje nubrėžtų šiandieninę Ilgio nuotaiką, nes būtent Ignalinoje ji išmoko matyti, jausti, grožėtis, stebėtis, dėkoti ir tai, kuo gyva, perkelti ant drobės. Tokių drobelių, sako, jubiliejinėje 45-ojoje darbų parodoje 21. Va čia iš Leliūnų plenero, būtent tie didieji tokie patapyti žydėjimai, piliarožės iš Tverečiaus plenero. Pagaliau ir pati aš labai mėgstu, kad ir Ignalina pačioj kažkaip atsisėdu į mašiną, važiuoju, kur pamatau gražų kažkokį vaizdą, tiesiog sustoju ir patapau. Na tai va, Šavaša, tai čia buvo Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyne, tai ankstyvam pavasarį tokie gal, jau tokios gana šaltos dienos buvo, bet užtat paveikslai kitokie, ne žali, nes 9 mėnesius, kai mokytojauji, o mokytojų atostogos vasarą, tai tada puolu tapyti ir žali peizažai, dažniausiai to žalios spalvos daug ir pasižiūrėjau kažkaip, bent jau šioje parodoje daug mėlynos, jau gal reikia nuo jos bėgti truputėlį. Ir kažkaip va, ta žalia man tokia šalta irgi imponuoja, tai žiūriu irgi jau jos daug, reikia gal truputėlį kažkaip į šiltesnės spalvas, ramesnės eiti. Spalvų etapų mena visokių – oranžinės, juodai baltos, bendrų sumanimų su krašto poetais, rašiusiais Nijolės paveikslų įkvėptais. Žodis jai labai svarbus, bet kūrybos leitmotyvas niekada nekito. Kaip buvo, taip tebėra. Ignalina. Kabo bibliotekoje mano darbas Ignalinos legendos motyvais, tai toks, gal dekoratyvesnis daugiau. Baseinė kabo didžiuliai 3 ir 5 mažesni darbai Ignalinos kiemeliai, ir jau dabar matau, kad tie Ignalinos kiemeliai jau pasikeitė, jau gali būti kaip, sakykime, istoriniai kažkokie paveikslai. Gana daug gėlių tapau. Aš ir gyvenime mėgstu gėlės ir auginti, ir skintas mėgstu. Ir tapyti tuo pačiu. Tai pakankamai tų žydėjimų pas mane ir kai pražysta sodai, kai pražysta joninių pievos, tai man čia jau metas toks, kad aš jau tiesiog, čia mano jau. Nors aišku, kiekvienais metų laikais yra, sakykime, ir tų rudens, ir auksinis ruduo, ir tokie gal lapkričio tyla tokių suspaustų tonų rusvų, pilkų kažkokių. Ir žiema būna labai ir pūga, ir saulėtos, nors žiemos palyginus nedaug tapom. O apskritai tai, gal anksčiau mažiau, bet paskutiniais metais aš nutapydavau per metus apie 50-70 darbų. Visumoje virš 700 paveikslų nutapiusi. Tai, nemažas kraitis ir kai nutapai, taigi dailininkui norisi pasirodyti. Žmogus, pasakodamas apie save, neišvengiamai papasakoja ir savojo krašto istoriją. Taip ir Nijolė. Dabar net sunku patikėti, kad prieš tapdama dailės ji rinkosi būti geografijos ir kūno kultūros mokytoja. Ir netgi dirbo orientavimosi sporto trenerė. Išugdė nemažai pasiekusių sportininkų. Bet dailė visą laiką sruvo šaltiniu malšinusiu vidinį troškulį. Kol galiausiai gautas pasiūlymas persikvalifikuoti tapo virsmu, perkeitusiu iš esmės viską ir taip, kaip turi būti. Atėjo inspektorė, sako, būtų gerai, kad nuvažiuotum į reiškia tas perkvalifikavimo studijas. Ir pabandžiau. Ir po pirmos dienos galvoju, Dieve, ką šitam gyvenime dariau. Man kažkaip, kaip Dievo ranka tiesiog. Tai va, po 3 metų tapau dailės mokytoja. Aš ant tokio gal
virsmo, kaip pasakyti, kai dar ta sovietinė sistema ir dar jinai, dar ta Lietuvos europinė neįsigalėjus buvo, kažkokiam tokiam etape ar kažkokiam patekau. Ir džiaugiuosi. Ir labai džiaugiuosi, kad esu savo vietoje, savo krašte, savo mylimoje Ignalinoje ir laiminga. Laiminga tiesiog, kad darau tai, kas man patinka, kam Dievas davė kažkokį tai gebėjimą, talentą, kaip čia be pavadintum, ir tų veiklos rūšių ne viena. Aišku, daugiausiai tapau. Ir margučius pamarginu, ir paveliu, ir karpinis pakarpau šaknimis ir visais syvais tą Ignaliną įgerį į save. Ir aplinka tiesiog, ir visi tie raštai, ir visi tie, sakykime, ir dainos, ir tarmė pagaliau. Mes turim savo, o kiti regionai turi savo. Aišku, dabar interneto laikais tai tų raštų gali visokių ir visur prisirankioti, bet man svarbiausia, kad atsispindėtų mūsų savastis, kad mes esam ignaliniečiai, kad mes esam aukštaičiai, pagaliau, kad mes lietuviai esam. Rugsėjo pradžioje, kai susirenka vaikai, tai aš vis laik turiu tokią programėlę, ar kaip net ir kelių pamokėlių ciklą, tai aš apvedu ir muziejų, ir sakykime, meno kažkokius dailės objektus aprodau pačioje Ignalinoje, kad ir tam muziejui, taigi visą laiką ekspozicija nuolatinė yra mūsų krašto, aišku, gal kitų rajonų ir turtingesni tie muziejai, mūsų jaunas palyginus muziejus, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis apskritai yra. Netrukus dailės studijos vadovė užsiims burtais. Trauks ąžuolo žievės perpus su juo dalksniu maišytos nuovirą. Paaiškins, kodėl į jį privalu kokį surūdijusį gelžgalį įmesti. Viskas, kad tik geriau tamsiai ruda spalva kiaušinį nukastų. Skaičiuos, per 500 parodinių margučių numarginusi, o šiaip tai aišku, kad 3 kart daugiau. Ir mielai parodys, kaip tai daro. Pradaužti galima švirkštukų daužių, bet galima ir peiliukų kažkokiu, ar šiaip aštresnių kažkokiu tai galiuku. Ir, išpūst tuščiaviduriai, jeigu jie parodiniai, tai jie neturi turėti kvapo. Senovėje pūsdavo su šiaudėliu, dabar jau truputėlį, toks palengvinimas. Velykom aš jau šiaip jau tai gal pasidarau visą laiką tuo žemaitišku receptu vadinamu žalius kiaušinukus, išsimarginu, gali būti, kad ir mėnuo iki Velykų, nes prieš Velykas moteriai labai daug ir taip pasidaro visokių reikalų, ir maisto ruoša, ir namai pasišvarinti norisi, ir kepinių kažkokių išsikepti. Tai margučiams, toks jau lieka, greituoju būdu reikia kažką daryti. Tai, sakykime, tuo žemaitišku receptu, tai pasiimi kiaušinukus, juos taip išvaškuoji ir gali susidėti vėl į šaldytuvą. Praeina, tarkim, mėnuo, išsitrauki didžiam kokiam ketvirtadienį tuos kiaušinukus, atšildai, kad pasidarytų kambario temperatūrą, tada pasidarai nuovirą svogūnų lukštų ir jis irgi neturi būti karštas, nes kitaip vaškas nutirps. Ir pamirki kokiam penktadienį ar ketvirtadienį jau vakarį tą svogūnų nuovirą, žalius, nevirtus pamirki. O tada sekmadienio ryte arba šeštadienio ryte, ta prasme per Velykų ryte arba išvakarė, išverdi švariam vandenį išgriebus, kaip paprastus kiaušinukus, ir būna raštas likęs, jie nusidažę. Ir dabar, tarkim, paimsim, kokį dabar raštelį, paukščių pėdelę, tarkim, va. Ir kaip vaikus mokinu, tai visą laiką vaškas, pirštukas, brūkšniukas, vaškas, pirštukas, brūkšniukas, tokiais 3 etapais. Nebūtina piešti viso paukštuko, užtenka jo
pėdutės įpiešti. O kodėl paukštukas? Nes pavasarį, kuomet jau atskrenda paukščiai ir baigėsi badmetis, kaip seniau, jau galima susirasti kiaušinukų. Tai vat būtent paukščio pėdutėm ir margino. Ir dažydavo būtinai raudoną spalvą, kaip aukos spalva, kraujo spalva. Geriau, kai į šviesesnę spalvą merki, bet tokios griežtos taisyklės ir nėra. Kadangi jie tuščiaviduriai, tai juos reikia truputėlį, arba pasukalioti, arba vandenuku papyluoti. Va, jau jis ir gelsta toksai. Galima, tarkim, jau ir dabar būtų nutirpinti, bet, dar maža tų raštų, man norisi bent jau, kad 2 spalvom būtų. Kadangi jau labai senai marginu ir jau vaikų tikrai išmokintų ne vienas ir ne 2. Viena mergaitė yra net laimėjusi sidabro vainikėlį, toks yra tautodailės konkursas, suaugusių yra aukso vainikas, o vaikų yra sidabro vainikėlis. Tai vat irgi margino vašku, bet dažėme ąžuolo ir juodalksnio žieve. Tai vat jos buvo konkursiniai tokie margučiai. Ir suaugusių šiaip mes, kaip sakiau, pradeda marginti jau geras mėnuo iki Velykų. O jau toj velykinėje savaitėje, tai jau tada labai smagu, kai vaikai atsiveda savo tėvus, senelius, šiaip kas labai nori išmokti. Tai visą laik pas mus čia pilna, verda gyvenimas ir vaškas kvepia. Smagu, aromaterapija tokia gaunasi. Aš taip galėčiau sėdėti, meditacija man čia. Čia 2 spalvų. Buvo vienas mažai, biškelį palaikiau, vaškasgi užtvirtina spalvą po jų esančią. Natūralios spalvos visą laiką jos geriau nukanda ir stipriau laikosi. Ir štai tuomet jau sodrios žemiškos, ryškios svajonių spalvos, išrašytos tautiniais raštais, nuguls į solidžius katalogus. Pranašaus Velykas, atgimimo, pavasario, džiaugsmo šventę. O kad jau džiaugsmo būtų apsčiai, sukime į Strigailiškį, gluste prigludusi prie Ignalinos. Ir kurkime ugnį. Taip, stebėtinai paprastai, prie židinio kepsime lietuvišką šakotį. Židinį kūrenti naudojam beržines malkas, jeigu nėra beržinių, dar gali būti juodalksnis, jas smulkiname. Nes kad formuotųsi ragiukai turi būti labai aukšta temperatūra. Tai krosnis pas mus truputėlį pasikūreno. Dabar dėsime formą. Formos yra lengvosios, yra metalinės, tuščiavidurės ir jas vyniojame puspergamenčiu popieriumi. Forma prieš kaitrą sukasi tol, kol labai gerai kaista metalas. Ir tada patį pirmąjį sluoksnį paprasčiausiai užtepame, kad paslėpti popierių. Kada kepa pirmasis sluoksnis, greitis yra nebūtinas. Forma gali suktis greičiau, gali suktis lėčiau. Vėliau, kada forma jau iškepa ta tešla ant formos, tada greitis yra didinamas. Nes kada mes pilsime tešlą, dalis jos prilimpa, kita dalis, kuri neprilimpa, jinai krenta žemyn. Ir kadangi iš vienos pusės yra labai karšta, tešla krisdama po truputėlį tempėsi. Ragiukai atsiranda ne iš karto užpylus tešlą, bet ją pilant palaipsniui. Ir kiekvieną kartą, kada mes užpilam tešlą, tie rageliai ilgėja, jų daugėja ir juos auginam tol, kol baigiam kepti šakotį. Ir gaunasi gražus lietuviškas šakotis. Šiaip į tešlos sudėtį įeina nedaug produktų, jie yra tik tai 5. Mes kepam pačių paprasčiausių receptų. Tešlos pagrindas yra kiaušiniai, tešloje jų yra daugiausiai ir šiandieną kepame šakotį, kuris svers iki 2 kg.
Jam yra sudaužoma nuo 25 iki 30 kiaušinių, dedama natūrali grietinė, cukrus, sviestas arba margarinas ir miltai. Va tie 5 produktai. Seniausias šakočio receptas išspausdintas Vilniuje 1830 metais. Stalo puošmenai, atsiradusiai Lietuvoje Barboros Radvilaitės laikais, netrukus sukaks 200 metų. Ją ir keitusių, ir tobulinusių, ir saugojusių. Šakotis Lietuvoje yra laikomas nuo senų laikų vestuvių stalo papuošalų, kadangi pačius pirmosius šakočius ir kepdavo dažniausiai vestuvių proga, dar kepdavo klebonijose, bet tie receptai buvo labai stipriai saugomi ir perduodami tik tai šeimoje. Tose šeimose, kur buvo kepamas šakotis. O jau nuo 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios, jau šakočio receptas buvo paskelbtas, jisai buvo parašytas ir jau jisai buvo pasklidęs po visą Lietuvą. Šiaip į mūsų Ignalinos kraštą šakočio receptai atėjo vėliausiai. Pasaulyje tokį saldų desertą kepa ne tik Lietuvoje, juos kepa 15 pasaulio šalių, dabar gal dar ir daugiau šalių kepa. Kepykloje mes kepame šakočius įvairiausių rūšių, pradedant nuo 100 gramų ir baigiant šakočiais 1,80 m, o 2015 metais naujame mūsų restorane, kuris randasi netoli Druskininkų, Jaskonių kaime, mes išsikepėme šakotį, kuris laikomas didžiausių šakočių pasaulyje. Šakočio aukštis yra 3,72 cm. Ir sveria šakotis beveik 86 kg. Židinio kaitroje apybrėžas įgaunantį gardėsį Marytė vadina tiesiog paprastu tradiciniu šakočiu. Raktinis žodis čia – tradicija, kurios sąžiningai laikomasi. Todėl galimybė parodyti senojo kulinarinio paveldo gyvastį šiandien – garbės reikalas. Ir būtinybė paaiškinti, kuo lietuviškas šakotis skiriasi nuo vokiškojo. Mus galima sutikti miestų šventėse, mes važiuojam į šeimos šventės, į jubiliejus. Na ir kadangi nuo senų laikų šakotis yra laikomas vestuvių stalo papuošalu, tai mes labai dažnai važiuojam kepti šakotį tiesiai į vestuves. Šakotis kepa labai greitai, jam reikia kažkur 35-40 minučių, kadangi prie formos prilimpa labai plonas sluoksnis, visa kita tešla jinai nukrenta. Ir kadangi malkos kūrenasi yra labai karšta, tešla labai greitai kepa. Pas mus atvažiuoja labai daug moksleivių, nuo mokslo metų pradžios iki pabaigos, važiuoja labai daug mokinių, važiuoja senjorai, važiuoja šiaip grupė susidarę, atvažiuoja išsikepti šakotį, atšvęsti gimtadienį. Pirmieji kepimai buvo čia vietoj poilsiavietėse, o vėliau mes buvom pakviesti į Litexpo parodų rūmus. Tenai buvo Lietuvos kulinarai konditeriai ir mūsų tas šakotis būtent kepamas prie židinio malkomis, o prie to židinio nėra variklių, ten reikia iešmą sukti rankomis. Tai jisai gavo kulinarinio paveldo diplomą, kad čia yra tikras lietuviškas kulinarinis paveldas. O nuo senų laikų šakotis, kažkaip visi galvoja, kad čia yra atėję iš Vokietijos, kad čia yra vokiškas gaminys. Ne, čia yra grinai lietuviškas gaminys, o nuo mūsų lietuviško šakočio jau vėliau buvo pradėti kepti analogiški šakočiai. Ir vokiškas šakotis jisai visiškai nepanašus į mūsų lietuvišką. Jisai kepamas merkiant formą į tešlą ir gaunasi kaip medžio kamienas, jisai yra čia pirmajame stende. Anksčiau šakotis, sako edukatorė, daugiausia buvo miesto, dvaro, prabangos kepinių. Kaimuose keptas retai, dėl to, kad nebuvo mokančių. Dabar ir namų sąlygomis galima išsikepti. Svarbu turėti žinių ir noro. Procesas ne pačio šakočio kepimas, bet tešlos maišymas.
Nes namų sąlygom kepėja per dieną iškepdavo arba 2 va tokius šakočius, arba vieną labai didelį. Nes maišydavo rankomis šakočio svoris ir buvo nustatinėjamas kiaušinių kiekiu. Jeigu, pavyzdžiui, 30 kiaušinių, tai 2 kg, jeigu 60 kiaušinių 4 kg, ten 90 dar aukštesnis. Nes kad iškepti va tokį šakotį iki 2 kg reikia maždaug 4 kg tešlos. Nes dalis jos nusitaško, dalis išgaruoja. Nu va, ir gavosi va toks mūsų lietuviškas šakotis. Jeigu kas norės, turės galimybę, galės atvažiuoti išsikepti patys. Romualdas Pulis, uždarosios akcinės bendrovės Romnesa generalinis direktorius, atviras. Šakotis sugebėjo sudominti taip, jog tapo ir gyvenimo būdu, rikiuojančių dienas, kitaip tariant verslu. Pirkėjų jau daugiau nei 30-metį vertinamų ir pripažįstamų. Puikiai atsimenu savo vestuvinį šakotį, kai reikėjo vežti sviestą, kiaušinius kepėjai, ten kitus produktus ir nuo kiškiek kiaušinių, tai jis ten toks nostalgiškas produktas ir visi mano kartos žmonės puikiai atsimena tuos tarybinių laikų balius, kur pagrindinė puošmena buvo šakotis ant stalo, tas ragelis, tai tas tikrai buvo jau lietuvio kraujuje, tokios senyvos lietuvio, tai tas buvo ir įdomu, ir pasidomėti tuo laiku, pasidomėjom apie tos kulinarinius paveldus. Mes turim apie 60 receptų ir bendravome netgi ir su Vokietijos analogų kepėjais, su Japonijos, kas analogus kepa su šitais dalykais, bet pagrindinės receptūros dabar likę kažkur tai 5 ir tauta atsirenka. Tai šitos receptūros jos visą laiką tobulinamos, nes tos žaliavos jos tokios daugiau fiksuotos, bet žmogaus gal ir soninės savybės, tai buvom su šaltalankiais paleidęs, tai su tuo rinką vis pasitikrinam kažkokiom naujovėm, patys bandom kažką eksperimentuoti, degustuoti, tokie dalykai, bet šiaip tai yra tradicinis produktas ir vis viena kiti mūsų tie išradimai, atradimai ir bandymai, tai jie tokie daugiau smalsumo produktas, o jau tie populiarūs šakotis mes plus dar trapų kepam, tai jie vis vien rinkoje yra pagrindiniai. Visien mes jau nuo 94 metų kepam šakočius ir realiai beveik visuose tinkluose esam, truputį eksportuojam ir tokiai Lietuvoje su tokiu gyventojų skaičiu, jeigu klientas negrįž prie tavo produkto 2, 3 ar 10 kartą, tu neįsilaikysit. Suvokė, maža tik kepti. Dar labai reikia žmonėms parodyti šio karališko konditerijos šedevro gaminimo procesą. Toks reginys tai ir neįtikėtina dovana. Tuo laiku edukacinių programų tikrai buvo stygius, badas ir buvo į dieną net po 9 autobusus praleidžiamų žmonių. Tikslas, aišku, tai yra populiarinimas šakočio, populiarinimas mūsų kepamo šakočio, tradicijų ir tas dalykas labai teisinasi, nes mes auginamės kartą, daugiausia jaunimas važiuoja, ragauja tuos šakočius. Tai aš manau, kad įmonės veiklos testinumą tas užtikrina ir mums patiems malonu, kad mes galim papasakoti, kaip jis atsirado, kaip jis daromas. Romnesa gerai pažįsta lietuvio skonį, jo kasdienius įpročius ir pageidavimų šventei, todėl visada pirmenybę suteikia tradicijai. Patiekalams, be kurių tautiečio stalas neįsivaizduojamas. Kalbant apie kulinarinį paveldą, tai tikrai mes, tas ir Gineso rekordas įrodyt, kad lietuviai pasaulyje yra stipriausi, kas liečia šakočio analogų srityje, tai mes išskepėm ir kiti kulinariniai dalykai. Vis vien, kaip žinote, kulinarinis paveldas ganėtinai nėra su prancūzais palyginamas. Lietuvoje tikrai nebuvo labai jau prabangus ir bangus, turtingas kraštas, tai visiems žmonės daugiausia tai miltiniai blynai, bulviniai gaminiai, tai mes orientuoti į bulvinius gaminius, tai mes gaminame didelį kiekį ir pardavinėjam prekybos centruose bulvinius vėdarus, kas jau yra reta, mažai kas daro, plokštainį, bulvinius blynus, tai irgi didžiuojamės tuo, nemažai žmonių dirba, bet tas darbas irgi nėra lengvas, rankų darbas
Ir džiaugiamės, kad vat, šitus dalykus dar mes palaikome ir žmonės, kaip nekeista, bulvinius produktus irgi valgo, kas nesavita gal daugiau užsieniečiams, bet lietuviam tai tik duok. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.